Nu, sunkiai. Buvo tikslas patekti į finalą, nepavyko, tai vertinu, kad buvo galima ir geriau. Kažkokios pirmosios mintis apie detalės, ar apie techniką, ar galbūt tas pasiruošimas nebuvo toks iki galo maksimalus, ar yra kažkokių minčių, priežasčių, kodėl taip galėjo nutikti? Šiek tiek gal pirmas bandymas išblaškė, nes atėjau jau pasiruošus metimui ir buvo nuimta mano atžyma. Tai teko iš naujo įsimatuoti įsibėgėjimą. Tai truputį išblaškė, nes nebuvo taip, kad ateini iškart, atsistoji ir meti, tai truputį gal tas buvo. Nu ir po to tiesiog techninės klaidos, kurios neleido patekti į finalą. 5 čempionatas tau iš eilės. Ką iš jo pasisemsi, išsineši? Nežinau. Gal kažkokių minčių bus ateityje, bet dabar nemanau, kad kažką įsinešiu labai vertingo.